Stiprybę visuomet sieju su judėjimu pirmin, nepasidavimu, baimės nugalėjimu ir emocijų valdymu. Tačiau tapus mama, suprantu, kad stiprybė yra suklydus leisti savo pradėti dieną iš naujo, leisti kitiems pasirūpinti tavimi. Stiprybė gyvena ir trumpose poilsio akimirkose. Ne kiekviena diena laukimo metu yra lengva. Kartais pavargsta kūnas ir mintis ir tuomet supranti, kad ramybė ateina tada, kai kažkas tavimi rūpinasi. Kai matau savo augančią dukrytę, kai po savo širdimi jaučiu kitą mažą širdelę, suprantu, kad rūpindamasi savimi galėsiu pasirūpinti ir jais. Gal todėl šiandien didžiųjų pasiekimų nebematuoju užlipimu ant pjedestalo. Jie vyksta kasdienybėje ir kiekvieną dieną renkuosi vieną pergalę – olimpinę ramybę. Nes kartais didžiausia palaima gyvenime yra tiesiog ramiai kvėpuoti.